dviem skirtingomis dainų rūšimis dar iki 20 amžiaus pradžios gausiai skambėjusios tūkstantmečio senumo sutartinėmis ir kur kas vėlesnio laikotarpio homofoninėmis dvibalsėmis dainomis. Ilgiausiai sutartinės išsilaikė Šiaurės rytų Lietuvoje, Vabalninko, Kupiškio, Rokiškio apylinkėse. Žinoma, kad senovėje sutartinės dainuotos ir Žemaitijoje, o gal net ir visoje Lietuvoje. Vienbalsių dainavimas aukštaičiams būdingas, paprastas dainas su sutartinės jie atlieka 2 arba 3 balsais. Ir dvibalsių dainavimui būdingas skambesys ir dar labiau jį išryškina lietuviškoji kadencija. Pirmą kartą aukštaičių vardas paminėtas 1322 metais Gedimino sutarties su vokiečiais. Iki 18 amžiaus pabaigos istorinė Aukštaitija buvo viena iš 4 pagrindinių LDK etnokultūrinių sričių. Kurį laiką visa senoji etnokultūrinė Aukštaitija buvo atskiras administracinis vienetas su sostinė Vilniumi, kuris buvo visos LDK sostinė. Aukštaičių kulinarinis paveldas yra Europos kulinarinio paveldo sąrašo narys, o patys aukštaičiai užsieniečius gali stebinti savo miltiniais patiekalais. Pavyzdžiui, virtiniai su mėsa, virtiniai su varške, šaltanosiai su vyšniomis ar mėlynėmis. Taip pat negalima pamiršti garsiojo lydekos vyniotinio su raugintais agurkais. Na, o kaipgi autentiškas aukštaitiškas purvojus? Desertui aukštaičiai gali pasiūlyti burnoje tarpstančių spurgų ar žagarėlių. Žinote, kad Aukštaitija garsėja savo alumi, tad jei būsite Aukštaitijoje, būtinai turite paragauti tikro autentiško aukštaitiško alaus, nuo kurio galva neapsvaigsta, o kojos nustoja klausyti. Klimatas yra jūrinis žemyninis, vidutiniškai saulė šviečia apie 1707 valandas, vidutinė metinė oro temperatūra yra 5,5 laipsniai šilumos, šilčiausia orai būna Liepą, o patys pastoviausi rugpjūtį. Pirmasis sniegas jau iškrinta lapkričio viduryje, o pastori sniego danga susiformuoja tik tai gruodžio mėnesį. Sniegas išsilaiko net iki kovo vidurio. Kadangi orai yra labai nepastovūs, Aukštaitijoje važiuojantiems rekomenduojama pasiruošti ir turėti įvairią aplinką. Aukštaičių vyrai nešiodavo pilkas arba rudas pradėjančias sermėgas. Marškiniai būdavo balti arba languoti. Juostos būdavo 10–15 cm pločio. Aukštaičių moterų rūbai buvo baltos prijuostės, tamsūs sijonai ir ant galvos nešiodavo dažniausiai raukšles arba skarelę. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend. Aukštaitija, ten visi aukštai dainuoja, taip pat sutartinės dainuoja. Yra aukščiausias kalnas Juozapinės, labai aukštas ir visiems labai patinka. Ir dar yra Stelmužės ąžuolas, jis pats stariausias ir geriausias Lietuvoje, visi labai mėgsta, myli ir gerbia. Ir viskas. With the lights out. Entertain us, a mulatto, an albino, a mosquito. Yummy, yummy, I got love in my tummy and I feel Overboard, she's self-assured. Overboard, she's self-assured. Yummy, 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 I got love in my tummy. Apie Aukštaitiją. Aukštaitijos dainos yra labai gražios, tarmiškos, tokios prie bariaus padainuot galima. Aš negalėčiau padainuot, bet suprantat, prancūzų reikia eiti skaityti. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like loving you. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like loving you.